kaip man Gintainis sakė, aš negaliu apie tai kalbėti su draugais. Aš negaliu apie tai kalbėti su žmona. Mes vis labiau izoliuoti, mes vis mažiau turim sąlyčio su kitu vyru, ypač vidiniu pasauliu. Išgirst. Atjauta. Taip yra, taip iš tikrųjų yra. Aš ne vienintelis. Jaus, kad supranta. Davė tokio daugiau atvirumo, nusimetimo kaukių. Džiaugiuosi, kad galiu apie tai kalbėti čia. Jeigu aš tik naistau, tai aš tipo kažką užgniaužiu neparodau, bet jeigu aš pasakau viską, kas man patinka, kas man nepatinka, man buvo baisu. Baisu pajusta vyrišką galią, ten buvo žvilgsniai, prasimbrovimai. Jeigu žmonės man primetinėja, kad aš juos žaloju su tokia galia, tai jie tik nori manipuliuoti mane. Tvarkytis tokiom energijom yra išmokti kasdieniškai būti atsipalaidavusiam ir lik pasirengusiam įvairiom gyvenimo situacijom. Ir man tai atrodė labai naudingos patirtys. Daug deguonies, diafragma smarkiai yra išsitempusi ir mes judam. Galios žaidimai. Ir po jų aš jaučiausi labai ramus, labai galingas, labai atsipalaidavęs. Jautėsi tokios galios, kad jeigu aš nepatinku, fuck you, žinai, atstok, man nerūpi, aš būsiu toks. Vienintelis dalykas, kas gali skaudinti su šita galia, jeigu mes žeminsime, niekinsime, smurtausime psichologiškai ir fiziškai prieš kitą žmogų. Bet jeigu mes nesigūšime, ginsime savo ribas, sakydami, ne, aš negyvensiu tokio gyvenimo. Noriu laimingai, pasitikinčiai, laisvai, atsipalaidavęs, ramiai, galingai, su bendrystė. Tai su šitokia galia aš nieko nesužalosiu. Tu žinai, kad tu manim gali pasitikėti ir tada mūsų ryšys kuriasi ir gilėja. Ir aš norėjau padovanoti šitą jausmą irgi vyrams. Man tai buvo labai naudinga, čia vyrų festivalis ir aš žinau, kad šita energija, kuri yra tokia atsipalaidavusi ir galinga, yra tikrai naudinga. Ji mums padeda ištvermės turėti, atsipalaiduoti mūsų challenge'uose, santykiuose kažkokių iššūkių, darbe kažkokių iššūkių atsiranda, mūsų kažkokia nesėkmės, kaip mes su jom dyliname. Nesigūžimas bendrai, nes mes gauname vis daugiau platesnių požiūrio taškų. Tai čia yra vieta, kur galima susirasti draugų. Lik stabilizavimas psichikos ir mano gyvenimo šitoj vyrų gentyje vyksta. Geriausias dalykas gentyse yra, kad visi vyrai susirinkę ieškoti, augti, tobulėti. Atsiranda prošvaistės balanso gyvenime.
laisvumo, lengvumo tokio, nes atėjau tikrai su tokiu noru sukontroliuoti, sustruktūruoti viską, bet eigoje tiesiog paleidau ir toks džiazas atsirado visiškas. Tai aš pats nuo šiol irgi save palaikau sunkiu ir lengvu momentu gyvenime. Aš nustojau save kankinti. Dabar aš skleidžiu meilę, palaikymą ir galią, nuo kurios tik visiems geriau. Aš dėkingas savo. Aš dėkingas visiems šitiem gražiem, stipriem vyram. Ačiū. Ačiū! Kryžiuočiai, jie turėdavo išeiti, jie gaudavo į kailį, neįveikdavo tų mūsų piliakalnių. Įsivaizduot, kokia galinga tauta, lietuvių tauta. Kas ta buvo lietuvių tauta, mes iš tiesų nežinom. Bet greičiausiai ten buvo įvairių tautybių. Ir slavų, ir baltų įvairių genčių. Ir jie sutartinai va šitos visos tautybės susijungė į bendrą lietuvių tautą. Ir jie šimtmečiais apsaugojo savo vaikus, savo šeimas, įsivaizduoja. Tai yra simbolis, piliakalnis nepriklausomybės, laisvės, galybės ir jėgos. Ant kalnų lietuviai švęsdavo šventes ir dabar mėgsta švęsti. Todėl, kad jie pakyla virš kasdienybės. Mes norėdami pertvarkyti savo gyvenimą, turim atsiplėšti nuo savo kasdienybės, pakilti nuo jos. Tuomet prisimenam, vieni kitiems primenam, atrandame vertybės, kas mus jungia. Ir tai yra didžiulė jėga. Ir šventės tos vykstančios ant piliakalnių, jos užprogramuodavo sėkmingam ir laimingam gyvenimui. Ir mes dabar padarysim tą programavimą. Per darnų garsą, dainuojant.
keičia žmonių gyvenimą, gerina jį iš esmės, iš pamatų, iš vidinės savijautos, iš mindseto, iš energetinės pusės. Čia tokia vertė, čia toks auksas gimsta. Čia jūs įsivaizduojate, kiek mes gėrio ir turto ir pozityvumo išnešim iš čionais po visą Lietuvą. Duoda pasitikėjimo, tvirtybės, jėgos gyvenime. Tikėjimo, kad gali. Ir mes pasakėm, va, aš esu toks ir aš myliu save tokį. Truputėlį kantrybės, Dieve, aš ateinu. Kad šį namelį ant nugaros, kad šį namelį ant nugaros sunku nešiot. Ir tegul šis dvigubas kiautas mano šarvas ir mano širdis, mano šarvas